Nu tai labas ryts. Tik man atrodo pavasaris atėjo, niek šalčiaus, kad tai nebuvo, bet šis bilgsiu šalis, nes į kur. Pajungsim šitas šildytau, pašildys, užsibrieš lengviau atgal. O, jau kais gera. Čia jau nebent ranks išlaikyti. Kaip iššalt gan geras dalykas pašildytos. Įjungia savo į rozetį, pradeda ves antifrizų visam varklį šild. Šits varikliaus bloks jau pradėjo šilt, bet kada jį baisė šalt, kad čia vien moment buvo -25, tai tas šildyms jau nepadėjo. Nu bandom, turiu dabar užsikurti. Na, iškart pašeldžias. Kabinamės priekab, šiandien biški darbo bus. Reik varyt parsivežti meižių sieklas. Reikės pakrauti avižus, išvežti žmogų, parduoti. Prasivežėm vasarin meižį, atrika, beleks išsibeicuoti, gali samsyti. Išsandėlį varyti, mums reiks tekinok užsidėti. Užsimontavom leiką, pasijungiam kabelį. Viskas veika. Nu, reikia liepti sandėlį dabar pašipeliuoti. Sukroviau lėkus avižus. Avižus nevalyts, visokių šiukšlių ir tai labiau tik tas pašarau bietinkams. Tai išvesa gavos 2,4 tonas. Kadangi mažas saikas svoris, tai į 5 didmaišius avižus sutelpa. Jei būtų buvęs didesnis saikas, gal vienu mažiau didmaišių būtų buvę. Kiek pastebėjau, šį metą daug kas avižų žada sėti. Nelabai jau ir sieklas belikiant pirkti ir. Nes greičiausiai daug kas susigundė žemą savikainą užauginimą. Ir pernai, jeigu geras saiks buvo, gali jiems parduoti už 200 eurų ton. Ir dabar naujam derliau irgi siūlo po 190-200 eurų už ton. Bet kaip minėjau, turbūt geras saiks, jei nori gauti to iki som. Nes jei saiks mažesnis, jau kaina išsikikris. Čia tas pats kaip su kveičių klasėm. O dėl saika, dažniausiai jie noras didesnį saiką pasikelti. Tai vienintelis variantas ir tik nukūlus varyti avižus per valomoj. Nes tada atsiskir visas lengvis šiukšlėkis ir saiks padidė. Tik kažin, ką bus sonų pridavim. Nes kiek žinau, Žemaitijo tik tas plungė elevatorius sėjam avižus. Na, aišku, jeigu didelį kiekį ten į fūrom gali pardavinėti kokiam Grainmore. Bet jei tiek daug žmonių bus anų prisijin, tai jau nusimat nemažas eilis prie elevatorių. Dar kiek domėjaus Estijo, biški prastesnė situacija su žeminės, tai ir tai labai domas avižom didesnius plotus užsėti. Tai gali būti, kad supirkiam kainėlė irgi bus mažesnė negu 200 eurų per kūlimų metu. Susikroviau savo ramiausią didmaišius. Po darbų veizų visas Belaruso galas apibėgis tepalas. Galvoju, iš kur čia galėjai būti. Geriau paveizėjau. Aišku, dabar nesimatys. Pro apačią cilindrą korpus pradėjo leisti tepal. Tai per ten, kur susiverš cilindras, tai greičiausiai vidau ten calnik pramuš. Ir kaip žinodams turėjau pasidėjus vieną sovietų laikų cilindrą.
Tai kadangi jiems geras į nikur neleid, imsam lauko naujai, katras jau pradėjo leisti ir dėsam šet. Nusikėliau sėdynį ir matom cilindrą. Ne pats patogiausias prie jiems ant užšinti, o ko padarys. Tai gal iš pakabos iškabinau jau anų. Tai dabar bereik atsisukti iš langus ir kaištį išsitraukti, galėsim iškelti. Šiap iškėlės. Netoks jau lengvus. Vis būt gera lengviau išimti, jie tik nereikėtų vieną kuro baką atleisti, iš šuom pastumti, nes kitą apkaišos nein ištraukti, katrą cilindrą fiksaun. Nu, čia žiem jau netrūkst. Nu, tai kai jau teik išsiardėm, reikėtų čia išsivalyti. Nu va, bišką apsivaliau, žiem su tepalu nemažas sandėlis prisirink. Toliau čia su kercherio ir chemijai praplausas, bus gera. Vis teik su laiku, žemė dirbant prie dulkės vėliak. Dabar senas cilindras. Čia tai matot. Pro čia pradėjo leisti trupnė. Čia stov didelis salneks. Tai greičiausiai jau pavargunsai pradėjo leisti. Tai niek, kuomet nors išsiardysam šitą cilindrą, persirinksam. Tai bus ką pats sargins vėliak, o dabar dėsam ton. Nu va, cilindrį dėjau, visko susijungiau, susivaržiau, išmėginau, jau nieks nikur neleid. Ką galiu pasakyti, kad cilindrų nekuikti čia veit, ne per patogiausiai jie reikia tvarkyti. Geriausiai jie ant belkios ir ant monobloks gali 2 cilindrą, paprasčiausiai prie jiems ir geriausiai. Ir plus jie sugend, čia tepalų neprisipal. O šiaip, jei jau sumasysat keisti cilindrą į naują, tai gali patarti, kad geriau neperkėt šitas naujai, kaip šits iš kelių dalių. Arba kaip kad ant praeitį išėmiau pilk. Nes jau daugiau veitų, pro kur įrunsa sujungts, jau daugiau įranam, pro kur praleisti. Tai geriau žiūrėkit yra nauji grina apvalį. Ani dažniausiai eina į naujus Belarusus ir yra čiut stipresni dar. Berods štoks yra C110 ant 200. Tai kaina kažko tas įsker, o ir patvaresnis daiktas būtų. Kai jau teik šį sėktę palaujus, tai reiktų toliau sutvarkyti kitus bėgimus į šitas 2 vienos sekcijas vamzdė, kada junginiai hidraulį protarpinį varinį tepals pramuš ir čia viso tepalas šitą nubėga. Tai įdėsam šitas tokis metalinis tarpinis su guma. Jau kelinto veito dedu, pasiteisins reikals. Jau kaip įdedu nebebėga, ne kaip su varinį. Pradeda bėgti, verž, nepaded, toliau bėga. Tai geriau šitas tokis susidedi ir pamirštas reikals.
Įdėjau naują šaibas, išbandžiau, pajunginėjau ir nebeleid tepal. Kartais teikti reik. Normalesnį šaibą susidėti ir baigas su Belarus tepalavim problems. Vien dėl to, kad čia Belarusas, tai čia nerodiklis, kad jie negali dėti geresnių detalių, geresnių šaibų, geresnių šlangų, geresnį tepal pilti. Nesmė, kad Baltarusijoje pagamins, bet jie geras dalis, gerus kyšius ties sienų. Ir unsa gali būti toks pat tvarkingas, kaip senas vakarietis. Aišku, komfortas toks nebus, tačiau savo dar padarys. Visur tepalas nubėginau, tai reik varyt nuplauti, kad būtų švaresnis. Tai šiam sykiau teik, jei jau pažiūrėjote iki gal ir patiek video. Paspaskit patink, jeigu norit paklausti, parašykit komentarą, paspaskit subscribe. Ir susimatysim kitus video. Iki.